Taip, tai nuo ko mes pradėsime? Pirmas dalykas, kuo skiriasi Fitline Skin Care produktai, kuriuos aš turiu irgi pas save čia, parodysiu dar jums ir tam ekranėlį, tai yra tai, kad jie turi specialią patentuotą technologiją, kurios realiai rinkoje neturi nei vienas kitas gamintojas. Tai yra NTC koncepcija. Lygiai tą patį jūs girdite apie produktus, kurie yra nukreipti į vidų, lygiai tas pats ir su produktais, kurie skirti odai. Kas tai yra? Tai yra maistinių medžiagų transportavimo koncepcija, ten, kur reikia, tada, kada reikia, tokiam kiekiai, kokiam reikia, individualiai odos situacija esant. Tai reiškia, kad maistinės medžiagos, jos transportuojamos būtent labai giliai. Tai yra va tas pirmas, antras aukštas, kur vyksta mūsų ląstelių dalyba. Ir dabar žiūrėkite, kas yra toje NTC technologijoje. Į daugelį kremų ir serumų dedami aliejai. Tik tai visada savo užduokit klausimą, o kokioj formoj yra tas aliejus. Nes lygiai taip pat, kaip mes negalim aliejaus iš vidaus pasisavinti, jį reikia suskaidyti, taip ir mūsų oda, jinai negali, tos apačioje esančios ląstelės, jos negali priimti tos didelės riebalo molekulės. Ir NTC technologija tai yra, kad eteriniai aliejai, kurie naudojami Fitline kosmetikos priemonėse, jie yra jau miceliuotoj formoj. Tai reiškia suskaidyti į mažesnes dalelytes, kad būtent nukeliautų per tarpelius. Įsivaizduokit, kad oda, epidermis tai yra kaip plytinė siena. Įsivaizduojat? Plytinė siena, plytos, cementas ir vat maistinės medžiagos turi per tą cementą, tai yra per tą keramidinį sluoksnį, nukeliauti giliai į tą pirmą aukštą. Tai vat NTC technologija, kas tai yra? Tai yra maistinių medžiagų, vitaminų iš ekstraktų, nuėjimas į gilesnį odos sluoksnį ir eterinių aliejų miceliavimo technologijos dėka irgi būtent keliavimas į tą gilesnį sluoksnį. Tai vat NTC yra tai, kas skiria būtent Fitline kosmetiką nuo kitų kosmetikos priemonių. Ir kas dar čia yra? Labai svarbu suvokti, ant kiek kokybiškos yra žaliavos, kurios yra naudojamos būtent produktuose. Ir jeigu jums bus aktualu sužinoti visą sąrašą sudėtinių medžiagų, kurios yra produktuose, nes tai yra ant tiek plati gama, ten yra ir skvalanas, ten yra ir ananaso ekstraktas, ten yra ramunėlio ekstraktas, yra avižų ekstraktas. Tai yra labai plati gama sudedamųjų medžiagų ir visos jos yra labai aukštos, švarios kokybės. Ir kas garantuoja tai? Yra GMP sertifikatas, tai yra geros gamybos praktikos sertifikatas, kuris apima tiek visą žaliavų priežiūrą, įeina į tai, tiek jau produktas pagamintas, kai jisai atkeliauja pas mane į rankas. Tai vat GMP jisai garantuoja ir produkto žaliavų kokybę ir garantuoja jau pagaminto produkto saugojimo, sakykime, galiojimo trukmę ir taip toliau. Kas dar šituose produktuose, ko dar šituose produktuose nėra? Jūs nerasite čia parabenų, jūs nerasite čia parafino, tai yra, sakykime, tam tikri aliejai ir tam tikri konservantai, kurie gali daryti žalą jūsų odai. Taip pat produktai yra patentuoti, tai yra tam tikros technologijos, kurios yra pačiuose produktuose, jos irgi yra unikalios ir niekur kitur mes jų surasti negalim. Plus yra daryti dermatologiniai testai. Va čia aš noriu šiek tiek plačiau apsistoti. Kadangi visi Fitline Skin Care produktai, jie turi 5 žvaigždučių dermatologinį testą, kuris atliekamas klinikose Vokietijoje. Tai yra ne bet kur. Vokietija apskritai pagal visus savo reglamentus ir tyrimus yra labai griežta šalis. Ir tyrimai yra atliekami 4 savaitės su savanoriais. Tai yra ne diena, ne savaitė, tai yra 4 savaitės, kai yra tikrinamas produktas ir tada žiūrima, kas per tas 4 savaitės pasikeitė ir fiksuojama. Pavyzdžiui, 34% pagerėjo tas, arba 60% pagerėjo tas, arba 30% sumažėjo tas. Yra fiksuojama būtent klinikiniais tyrimais ir dermatologinis testas, jisai apibrėžia ką, kad šitas produktas yra labai retais atvejais sukeliantis alerginės reakcijas. Tai yra labai išimtinais atvejais tai įvyksta. Ir žinote, man vienas iš tokių esminių momentų, kas buvo, tai buvo, kad produktas yra švari ta žaliava, iš kurios gaminamas, ir man pačiai buvo paties produkto galiojimas. Kai jūs pasiimsite į rankas bet kokį buteliuką, jūs galite rasti ant buteliuko šoninės sienelės
tokį nupieštą bonkutę tokią kaip su atidarytu kamšteliu. Ten būna parašytas skaičius ir būna parašyta raidė M. Tai reiškia, kiek mėnesių galioja, kai jūs, pavyzdžiui, produktą atidarote. Taip, atidarote, prasideda oksidacija ir tada kiek mėnesių produktas galioja. Tai vat produktai, visi trys, apie kuriuos aš šiandien kalbėsiu, tai yra 6 mėnesių galiojimo produktai. Tai yra labai trumpas galiojimo laikas, kadangi produktų sudėtinės dalys, jos yra tik natūraliais konservantais apsaugotos. Tai yra, sakykime, pavyzdžiui, iš tam tikrų ekstraktų vitaminas C. Jisai irgi veikia kaip konservantas, bet jisai negali produkto saugoti tiek, kiek, pavyzdžiui, gali, sakykime, parabenas saugoti. Tai va, tai mes turim 3 produktus, kurie šiai dienai yra pasiūloje būtent iš šitos linijos ir tai yra anti-aging linija. Jeigu jums yra 35 ir daugiau, jūs galite saugiai ramiai šitą produktą naudoti, bet kurį aš jums šiandien parodysiu. Jeigu jums yra mažiau negu 35, labai priklauso nuo jūsų gyvenimo situacijos. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu yra moteris, kuria yra 28 metai ir jinai yra po nėštumo, po gimdymo, po žindymo, kada organizmas jisai daug atidavė kūdikiui, daug atidavė vaikui, ne? Tada mums reikia tiesiog atstatyti savo odą lygiai taip pat kaip organizmą. Tai va tada, sakykime, mėnesio ar 2 mėnesių kursas yra labai palankus tam, kad tiesiog padėti odai greičiau atsistatyti. Kodėl? Šituose produktuose jūs galite rasti medžiagų, kurios skatina odos regeneraciją. Tai yra su amžium, pavyzdžiui, man yra 40, mano odos ląstelės nuo apatinio 1 aukšto iki 9 atsinaujina per kokią 40 dienų. Ir dėl to mes matome papilkėjimą, sakykime, tam tikrą netolygų toną ir taip toliau. Jeigu aš noriu, kad tai būtų, pavyzdžiui, 28 dienos, taip kaip buvo, kai man buvo 25, tada kas atsitinka, tam tikros medžiagos, jos padeda tai daryti. Pavyzdžiui, kreme yra ananaso ekstraktas. Jisai ką daro? Jisai skatina odos regeneraciją, kad tiesiog ląstelės neužmigtų. Tai yra, aš pajuokausiu, paspardo joms užpakalį. Tai va, tai nuo ko pradėsim? Pradėsim nuo to, kad va čia jūs matote kremą, ekrane jūs irgi matote kremą, tai yra kremas, kuris yra 24 valandų kremas. Jisai savyje talpina 3 kremus į vieną bonkutę. Tai yra dienai kremas, nakčiai kremas ir paakių kremas. Ir šitas produktas jisai kovoja su 8 senėjimo požymiais, apie kuriuos aš irgi noriu jums šiek tiek pasakyti. Ką jisai daro? Jisai skaistina pačią odą, pati odelė jinai tampa skaistesnė, gerėja odos atspalvis. Taip pat kas atsitinka, sumažėja poros, sumažėja raukšlelės, padidėja odos drėgmės lygis, tai yra gebėjimas išlaikyti odoje drėgmę. Ką aš pastebėjau su šituo kremu, netgi kai yra sausa, netgi kai yra, sakykime, šaltukas, kai yra radiatoriai ir įjungti ir taip toliau, aš gruodį buvau visą Lietuvoje, aš nejaučiau odos sausumo. O dažnai žiemos metu moteris jaučia odos sausumą. Tai va šitas kremas, ką jisai daro, jisai labai gerai palaiko tą ilgalaikį odos drėkinimą. Kada jūs turite ilgalaikį odos drėkinimą, jūs matysite, kad jūsų oda yra lygesnė ir jaunesnė. Taip pat, ką jisai daro, jisai skatina elastino ir kolageno sintezę. Tai reiškia, kad su amžiumi mūsų organizmas kiekvienais metais, pavyzdžiui, po 28 metų, jau netgi kai kurie sako ir po 25, kiekvienais metais apie 1% kolageno mes netenkame. Tai įsivaizduokit, jeigu kažkam yra 50 metų, vadinasi 25% kolageno jūs jau esate netekę. Ir ką tada reikia turėti omeny? Jūsų mityba turėtų būti pilnavertė. Tai yra tai, kad jūs turite gauti amino rūgštis, taip, jūs turite gauti vitaminą C, kuris ką darytų, skatintų jūsų kolageno sintezę. Plus galite vartoti kolageno peptidus, jie irgi įjungia mūsų natūralią kolageno sintezę. Ir kremas, jisai irgi gali, turėdamas tam tikrų medžiagų, skatinti mūsų natūralią kolageno sintezę. Ir kas tada atsitinka? Mūsų čiužinys, nes mūsų oda yra kaip čiužinys. Jisai kol jaunas, tai jūs atsisėdot, atsistojot ir čiužinys atsistojo vietą. Su amžium, kas atsitinka, atsiranda tokios įdubos, ne? Tai va, tai tam, kad jų būtų, sakykime, kuo mažiau arba ilgesnį laiką nebūtų, mums
turi padėti kremas, kuriame būtų tam tikri komponentai, kurie skatintų kolageno sintezę. Tai va čia mes ką darom, mes stiprinam savo čiužinį ir taip pat turim labai stiprią apsaugą nuo visų, sakykime, kenksmingų faktorių, kurie yra išorėje. Tiek ultravioletas, tiek ekologinė tarša, tiek, sakykime, tam tikri nešvarumai, dulkės ir taip toliau. Kodėl? Dėl to, kad mūsų ląstelės, jos irgi tas medžiagas jos prisiema savo ir po to jas kaupia. Ir jeigu ląstelėse nevyksta tas valymosi procesas, tada tos sukauptos medžiagos jos irgi duos mums žinoti ir žymiai greičiau senės oda. Tai va šitas kremas, ką jisai turi savyje, jisai turi unikalią būtent apsaugą nuo visų, sakykime, nešvarumų, kurie yra mūsų lauke. Ypatingai jeigu jūs gyvenate, pavyzdžiui, didmiestyje, tai yra labai svarbus momentas. Ką aš dar pati pastebėjau? Man labai patinka kvapas, kai kurios moterys sako, kad net neužuodžia kvapo, bet kvapas labai lengvas yra, jame nėra jokių sintetinių aromatizatorių, kas irgi yra gerai, tai viskas iš tų natūralių ekstraktų, kas yra, tai mes jaučiam tokį labai malonų kvapą. Plius, kremą jūs galite tepti paakiuose, kas ne visuose kremuose leistina. Kodėl? Mūsų paakių zona jinai yra išskirtinė. Paakiuose mes neturime riebalinių prakaito liaukų ir dėl to mūsų oda labai greitai ten sensta. Tai yra mes mirksim, mes kažkur tai nepamatėm kažkokios raidės, prisimerkiam, pažiūrėjom į saulę, prisimerkiam ir taip toliau. Šita vieta labai daug juda, labai daug dirba, o ten nėra nei riebalų, nei prakaito. Tai yra nėra tos hidrolipidinės tokios mantijos, kaip būtų čia. Ir kas tada atsitinka? Mes matom tuos pirmuosius senėjimo požymius. Šitoj vietoj iš principo negalima tepti jokių sunkių struktūrų. Tai yra negali būti, pavyzdžiui, aliejus arba riebalas dideliai struktūrai. Kodėl? Bet būtent va čia, kur mes turim, pavyzdžiui, voką, judantį ir nejudantį, kai šitos dvi vietos susiliečia, taip, ir jeigu ten yra tam tikras riebalas, kuris neįsigeria į odą giliau, o lieka paviršiuje, kas atsitinka? Mūsų kūno temperatūra yra 36,6 laipsniai, jeigu mes esam sveiki, taip. Ir kas vyksta? Šilta, riebu ir oda šunta. Kai oda šunta, jinai praranda savo elastingumą. Tai turėkit omeny, kad sunkios struktūros jos netepamos apie akis. Bet va šitą kremuką, kadangi aliejai jau yra miceliuotoj formai, mes drąsiai galim vartoti, tepti būtent paakių zonai. Ir kaip reikėtų tepti kremą paakių zonai, tai yra jūs būtent tapšnojant, kaulo orbitoje einate ir neeinate arti labai akytės. Kodėl? Dėl to, kad medžiagos su NTC technologija, jos labai skvarbios, jos labai giliai keliauja ir tam, kad nedirginti savo akytės, kad jūs nejaustumėte smėliuko akytėse, kad neparaustų akytės, tai jūs dirbate tik tai ties orbita. Tai yra orbita čia ir orbita čia. Taip? O šiaip visas veidukas tepamas su judesiais į viršų, visada prisiminkite, ir galite naudoti būtent čia, tai yra kaklas ir dekoltė sritis, tai yra čia per centrą į viršų, o nuo ausyčių žemyn, taip kaip teka limfa. Čia į viršų, o čia žemyn. Pasakysiu tokį dalyką, man šito kremo užtenka, jeigu aš nedirbu su savo klientėm, tai man užtenka 3 mėnesiai. Bet būtent šito kremučio rytas vakaras, tai yra 3 mėnesiai. Labai skalsus, labai reikia nedidelio kiekio ir iš tikrųjų prisitaiko prie daugelio odų tipų. Tai yra mišri, aš turiu mišrią odą, pas mane kai kurios klientės turi sausą odą, kai kurios turi normalią odą, labai prisitaiko. Kodėl? Vat būtent dėka NTC ir dėka miceliavimo technologijų prisitaikantis kremas prie jūsų odos būtent tipo. Kas dar čia yra? Čia yra kofermentas Q10, kuris be abejo irgi tai yra ląstelių energija. Tai yra, kada ląstelė turi energiją, jinai turi energiją dalintis. Čia yra ir skvalanas, kuris leidžia vat būtent tą drėgmės lygį palaikyti. Čia yra labai daug kitų augalinių ekstraktų, kurie daro, netgi žinote ką, pavyzdžiui, su metais kas atsitinka, ant mūsų odos
vis daugiau lieka tų negyvų ląstelių, nes tiesiog nesugeba organizmas jų pašalinti ir tų negyvų ląstelių jų lieka. Ir daugelis moterų su amžiumi, ką pradeda stebėti, arba netgi ir jaunesnis, kad tarsi atsiranda toks pašerpetojimas ir, žinote, daugiau negyvų ląstelių tam tikrose vietose. Tai va čia yra vaisių ekstraktai, tai yra kaip vaisių rūgštelė, kuri ką daro, jinai labai labai lengvai nusluoksniuoja jūsų tas negyvas ląsteles. Ir kas tada gaunasi, jūs matote žymiai skaistesnę odą, žymiai geresnį odos atspalvį. Tai va šitas produktas, jisai yra unikalus, tinka rytui, vakarui, tinka paakių zonai, taip pat saugo jūsų odą, skaistina, lygina raukšlytes, drėkina ir taip toliau, ir tinka nuo 35 metų. Jeigu anksčiau norite naudoti, tai tada jau reikėtų tik tai ekstra atveju. Pavyzdžiui, kaip minėjau, po nėštumo, žindymo, po operacijų, po didelio streso, kada mums reikia tiesiog įjungti didesnį va tą atsinaujinimo režimą. Kitas produktas, apie kurį noriu irgi pakalbėti, skaidrėse jo nematysite, paliksiu šitą pačią skaidrę, tai yra Activise serumas. Serumą visada naudojam prieš kremus, visada. Ir kaip atpažinti, kurį produktą kada tepti. Tai yra, pradedam nuo skystesnio. Visada naudojate skystesnį produktą, o ant viršaus naudojate tirštesnį. Tiesiog pagal įsigerimo tą momentą, taip? Kuo šitas serumas yra ypatingas? Jį kompanija kūrė 5 metus. Tai yra 5 metus mūsų ta mokslinė taryba ieškojo sudėtinių medžiagų, būtent, kad jos viena su kita suderėtų, tai yra, kad būtų suderintos tarpusavį ir kad duotų maksimalų rezultatą. Kame maksimalų rezultatą? Kada pas mus kraujotaka yra gera, kada kraujas cirkuliuoja gerai, mūsų organizmas sugeba išnešioti tas pačias maistinės medžiagas, kurios reikalingos maitinti mūsų visą organizmą. Oda taip pat. Tai dabar žiūrėkit, ką mes čia turime. Mes čia turim labai paraleliai panašią sudėtį, kas yra būtent mūsų Activise Oxy Plus, tai yra deguonies kokteilyje. Tai yra ir B grupė tenai yra, ką jinai daro, jinai suaktyvina kraujotaką. Ir mes pasitepę šituo serumu jau 1-2 minutę jaučiam, kad pradeda kas? Pradeda tiesiog tarsi atrodytų, kad lyg dilgčioti kažkas, lyg kažkas vaikšto. Pradeda judėti kraujas, daugiau deguonies patenka į visus epidermio sluoksnius. Tai yra, kuo daugiau deguonies, tuo daugiau gyvybės mūsų odoje. Ir kas iš karto stebima, 1-2 minutės jūsų oda atrodo, kad įsitempia, jinai atrodo, kad pasidaro, žinot, jaunesnė, lygesnė. Plius šitame produkte čia taip pat yra ir medžiagų, kurios stabdo senėjimą, tai yra lygina raukšlytes. Ir kas man dar pačiai patinka, dar kartą priminsiu jums, šitas produktas irgi galioja tik tai 6 mėnesius. Tai va, turėkit omeny, man jo plius minus užtenka 1,5 mėnesio. Šiaip kompanija išskaičiavus, kad jeigu 2 paspaudimai ryte, 2 vakare, tai yra mėnesis, bet man, žinokit, tikrai ilgiau užtenka. Aš 2 spaudžiu visada, tai va, man apie 1,5. Galbūt kai kam dar daugiau, tai va, tai čia yra serumas, kuris aktyvizuoja mūsų odą, gerina kraujotaką, gerina deguonies išnešiojimą būtent po visą mūsų odelę, taip, ir veikia va, būtent stangrinant, mažinant raukšleles ir taip toliau. Ir serumus visada naudojam prieš ir po to naudojam kremutį. Taip? Tai va. Ir dar vienas produktas, iš tikrųjų, kuris yra unikalus, tai yra mokslinis pasiekimas, aš taip sakyčiau, tai yra būtent Ultimate Young, tai yra va šitas produktas su tokiu raudonu kamšteliu. Ir kuo jisai ypatingas? Žinote, aš visada prisimenu, nežinau, ar jums toks dalykas yra buvęs, bet pavyzdžiui, jeigu pagalvotumėte apie klasės susitikimą, ar norėtumėte atėjusios į klasės susitikimą atrodyti geriausiai? Aš manau, aš nežinau, ar aš čia viena tokia išprotėjusi, bet aš manau, kad vat yra pas mus tas toksai, kad vat, susitikus su klasiokėm, ne su klasiokais, norisi jau atrodyti tai nerealiai. Arba, pavyzdžiui, einat į kokį nors jubiliejų, ne, ten su giminėm senai nesimatėt ir irgi norite, aišku, mesgi irgi, kaip sakyt, moteris nori komplimentų. Jos nori, kad joms būtų pasakyta, o kaip tu gražiai atrodai, o kaip tu jaunai atrodai, ne? Tai yra mumyse ir aš nežinau, slėpti to nebūtina, bet yra labai superinis pagalbininkas. Tai va šitas produktas per 3 minutes išlygina
pas jūs raukšlytes, sakykime, jeigu yra, pavyzdžiui, tos raukšlytės, vat, sakykime, čia vat būna, pavyzdžiui, ne? Tai yra tos antyčių kojytės. Arba, sakykime, yra prie lūpos būna va ta mimikos raukšlytė. Arba va čia vat būna raukšlytė. Čia gali būti raukšlytė, taip? Šitas produktas yra naudojamas jau realiai ant makiažo arba galite naudoti su savo kremu. Sakykime, jeigu norite lengvo tokio patempimo efekto visam veidui, tiesiog į kremutį jūs susiplakusios įsilašinate, susimaišot ir išsitepat ir tada jums patems visą veidą. Sakykime, jeigu norit visam veidukui. Jeigu norite tik tai tam tikrom zonom, imate į delniuką ir tam tikrom zonom, va čia va grinai tapšnojate ir labai ramiai būnate 3 minutes. Nemimikuojat, nesijuokėt. Kodėl? Nes tokioj būsenoje pas jūs ir įvyks fiksacija. Tai jūs turit labai ramiai išbūti ir tiesiog jausite, kad tempia. Kas čia yra? Čia yra neurotransmiteriai. Jeigu jums kada nors teko atlikti kokią injekciją, tai yra, sakykime, prilyginama botoksui, labai greitam botoksui. Botoksai jisai išjungia nervo funkcionalumą. Tai yra, pas mus kodėl yra raukšlės ir mimikos raukšlės? Dėl to, kad pas mus yra labai daug įtampų veide. Tai yra įtampos, suprantat, visada vat įtempta. Ir ant tiek įtempta, kad vat būtent tos vietos jos tiesiog susitraukia. Tai vat botoksas ką daro, jisai išjungia tarsi nervą, kad atpalaiduotų ir tada, kai atpalaiduota, tada išsilygina odelė. Tai va čia mes turim vat lygiai tą patį, tik tai be skausmo ir per 3 minutes. Tai jums ką padaro, tiesiog išlygina tą odelę ir jūs jaučiate, kai jums tempia, kai jums palygina. Mes turim iš tikrųjų labai unikalių nuotraukų, ta prasme, ir tos nuotraukas jūs ir patys ant savęs galite padaryti. Aš, pavyzdžiui, ant savęs negaliu padaryti, nes pas mane tiesiog čia nėra ką labai lyginti. Bet aš ant Rimo dariau tai. Iš tikrųjų tiesiog matosi akyse, kai per 3 minutes ta oda jinai išsitempia ir jinai lygėja. Jeigu jūs naudosit šitą produktą reguliariai, tai šitas produktas ką padarys, jisai jums duos kaupiamąjį efektą. Tai yra tiesiog nuims jums mimikos vietose įtampas ir atpalaiduos veiduką ir tiesiog jums odelė bus lygesnė. Tai va, tai čia yra dvifazis serumas, kuris turi dar ir lengvą spalvą ir ta spalva prisiderina prie bet kurio odos atspalvio. Tai šitas produktas, bet būtina jį suplakti. Taip pat jisai galioja tik tai 6 mėnesius, tai turėkite omeny, kad tai yra irgi neagresyvus, nepiktybinis, be konservantų produktas, kuris yra draugiškas jūsų odai, tik tai jisai ką daro, jisai vat būtent duoda jums tokį staigų efektą, kai jums reikia, pavyzdžiui, kažkur išeiti, ar į šventę, ar į, sakykime, klasės susitikimą, arba galbūt, žinote, vat man viena klientė ką pasakojo, kad kartais, kai jinai apsiverkia, pas ją net paburksta, pasidaro maišeliai po akims. Arba jeigu jums ryte atsikėlus būna maišeliai po akims, tai va šitas produktas, jisai labai gražiai iš karto išlygina, panaikina maišelius po akiuose. Tai va, tai tokie 3 produktai, kuriuos mes šiai dienai turime rinkoje. Ir matau Ispaniją, matau ir Angliją, matau Lietuvą, kitų vardų nematau dabar, bet aš manau, kad iš skirtingų šalių, tai va šituos 3 produktus realiai turi visos rinkos ir tikrai bent jau po vieną produktą, bet šitų 3 aš rekomenduoju pabandyti kiekvienai, kad pasižiūrėti, kaip gali atrodyti jūsų oda, vat būtent kada bus pamaitintas ir parūpintas medžiagom tas pirmas jūsų aukštas, tas 9-aukščio pirmas aukštas, kuris yra svarbiausias. Ne šitas aukštas svarbiausias, 9, o svarbiausias yra 1, 2, kuriame yra gyvybė ir iš kur gimsta naujos ląstelės. Nes jeigu naujos ląstelės yra išvalytos, pamaitintos, jos yra sustiprintos, jos visada gamins kitą ląstelę gerą ir sveiką. Ir šiandien mes turėjom ypatingą susitikimą su Marina Lavriniuk, viena iš mūsų verslo partnerių. Ir jinai, žinot, pasakė labai gerą dalyką, kaip iš tikrųjų suvokti, kas vyksta su mūsų organizmu, kaip jisai veikia. Mūsų ląstelių organizme yra trilijonai. Ir jos ką daro, jos dauginasi. Tai yra kaip printeris. Tai yra, printeris turi turėti popierių ir turi turėti rašalą. Ir kada norim kažką atspausdinti, tai tada kas įvyksta? Atsispausdina. O jūs įsivaizduokit, jeigu nėra popieriaus, ar kas nors atsispausdins. O jeigu nėra rašalo, ar kas nors atsispausdins, tai vat lygiai tas pats su mūsų ląstelė. Mūsų ląstelė spausdina kitas ląsteles.
Ir vat klausimas, kas va šitose ląstelėse, kodėl su amžiumi mes matome daugiau tų senėjimo požymių, daugiau, sakykime, netgi tam tikrų ligų ir panašiai. Dėl to, kad mūsų jau ta ląstelė nesugeba pagaminti geros ląstelės, jinai pagamina vis prastesnę ląstelę. Dėl to labai svarbu prisiminti tiesiog 6 momentus. Visada pasirūpinkite, kad jūs gautumėte su maistu amino rūgštis, gerus riebalus, gerus angliavandenius, vitaminus, mineralus ir vandenį. Tai yra 6 komponentai, kurie jums padės būti ilgesnį laiką jaunesniem. Lygiai taip pat su kremais jūs irgi galite daryti. Tai yra drėgmė, tai yra vitaminai, tai yra tam tikri aliejai, kurie ateina ir būtent palaiko jūsų tą odos būklę ir jaunystę.